Atvykome į Lilę, į naują, ką tik šviežiai atsidariusi Restore FX centrą, eime pasižiūrėti, kas vyksta pagrindinėse dirbtuvėse. Yra tikrai daug vietos, virš 10 automobilių galima sutalpinti ir daugiau. Labai įdomi yra šita kabina, izoliuota vieta, kur yra atliekami būtent polimerinio lako atnaujinimo procedūra, apie ją šiek tiek papasakosiu vėliau. Turime paruoštą Porsche automobilį, kuris jau yra padengtas. Turime 2 automobilius, kurie kaip tik yra šiuo metu ruošiami. Kaip ir kalbėjome, Restore FX polimerinio lako danga veikia tuo principu, kada reikia išplauti detaliai automobilį, sušiaušti seno lako paviršių, tą, ką vyrukai dabar ir daro. Taipogi Tesla už manęs eilėje ir Lamborghinis, kuris yra dengiamas būtent šiuo metu, technologas ruošia produktą ir dengia polimerinio lako paviršių ant būtent šio automobilio, kaip matote, izoliuotoje patalpoje, kad jokios dulkės, joks purvas nepatektų ir kuo įmanoma galima būtų atlikti kokybiškiau visus darbus. Tai kaip ir minėjau, ką tik šviežiai įrengtame Restore FX centre Lilėje. Mes svečiuojamės, atvykome pasisveikinti su savo kaimynais, su savo komanda. Taipogi Crown Lietuva, svečiai, kurie keliauja per Europą.